O dabar norime pakviesti Einorą pristatyti ketvirtokų spektaklį. Tai buvau pasirašęs kalbą, bet man sekasi labai sunkiai išmokti kalbas, tai improvizuosiu. Tai šita diena, 100 dienų, atrodė labai toli, dėl ko visai nesukau galvos, kai anais metais darėm patys 100-dienį 12-okam, jau mačiau ir verkiau, kai, suprantat, mačiau, kad mūsų paskutiniai metai bus, sekantis, dėl to niekiek nesibarinau, o dabar ir mokslo metų pradžioj neatrodė kaip paskutiniai metai, bet kai jau reikėjo galvoti, ką mes patys kaip 12-okai darysim, tada jau atėjo tokia banga ir baisu net pasidarė. Tai į šitą spektaklį įdėjom labai daug darbo, labai daug pastangų, užtrukom labai ilgai. Ir tikiuosi, kad jums patiks, nes čia bus ne tik tekstas, bus labai daug šviesų, garso, su ko mes kursim atmosferą ir tikiuosi, kad pajusit tą, ne tik matysit, bet ir pajusit taip. Tai, gražaus žiūrėjimo. It's gonna have withdrawal. If you live in a country that's not America, hit me up if you have an iPhone so we can FaceTime and we can screen share and scroll on to something. Jūs sakot, kad aš bėgu, bet jūs patys pažvelkit, kaip jūs leidžiat man bėgti. Kur dingo vakarai, kuriuos vis atidėliojom? Kur dingo mūsų metai? Kur dingo rytai, kurių laukiam? Kas pavogė mūsų laiką? Kur dingo vakarai, kuriuos vis atidėliojom? Ar tik ne mes patys pradanginom laiką? Kur dingo mūsų metai? Kur dingo rytai, kurių laukiam? Kas pavogė mūsų laiką? Kur dingo vakarai, kuriuos vis atidėliojom? Ar tik ne mes patys pradanginom laiką? Kur dingo rytai, kurių laukiam? Kur dingo mūsų metai? Kas pavogė mūsų laiką? Kur dingo rytai, kurių laukiam? Gyvenimas trumpas.
mėgstat sakyti, kad gyvenimas trumpas. Ne, jis nėra trumpas. Jūs patys jį trumpinate per ilgiau eidami pradžios. Metai iš metų skundėtės manimi. Aš neturiu laiko, laikas bėga, laikas mane spaudžia. O aš stoviu šalia, žiūriu, kaip glostate ekraną vietoj žmogaus, švaisto dienas, sakydami rytoj, ir vis tiek kaltinat mane. Aš pavargau, aš nusivyliau, aš piktas. Šiandien ne aš ant kaltinamųjų suolo, šiandien jūs. Teismas šaukiamas, atsakovas žmonija, kaltinimas, iššvaistyta tai, ko neįmanoma susigrąžinti. Kviečiame kaltinamosius. Jūs visada bėgot. Nuo savęs, nuo tiesos, nuo laiko. Mes tikrai čia teisiami? Kas bus, jei prisipažinsi? Jei neprisipažinsi, irgi bus blogai. Gal bent kartą pabandykim nebebėgti. Mes tik norėjom gyventi daugiau. Daugiau jausti, daugiau bandyti, daugiau būti. O gal šitas teismas vienintelė proga pagaliau išgirsti, ne tik kalbėti? Tylos! Laikė, pradėk bylą. Aš buvau su jumis visur. Prie pirmo verksmo, prie pirmo juoko, prie pirmo mylių, prie pirmo viskas baigta. Aš buvau, kai sakėt, taip daugiau niekada nepasikartos. Ir kaip po savaitės darė tą patį. Kiek kartų iš tiesų galima sakyti, nežinojau, kai viskas jau dega. Mes daug ko nesupratom, nes tiesiog gyvenom kaip mokėjom. Kaip mokėjom. Žinot, keista, bet serialų siužetus, trendus ir dramas iš interneto suprast sugebėjot iš pirmo karto. Mes bijojom, kad nepavyks, kad skaudės, bijojom, kad būsim atstumti. Mes nežinojom, ar apskritai verta. Niekas neprašė jūsų gyventi be klaidų. Buvo prašyta gyventi be melų savo. Tai ko tu iš mūsų nori? Kad bent kartą pasakytume. Taip, mes švaistam laiką. Ne aš žlugdžiau. Jūs patys painėt mane į savo baimės. Teismas išklausys liudytojus. Galbūt jų žodžiai parodys, ką darėt ne taip. Teismas kviečia pirmą liudytoją. Atmintis. Prisimenu kiemą, kur supynės braižė asfaltą ir tada jūs tikėjot, kad vasara niekada nesibaigs. Prisimenu tą vakarą, kai laikė telefoną rankoje. Numeris buvo ekrane, širdis daužėsi ir kažkas viduje rėkė. Parašyk, bet garsiau rėkė jūsų baimė. Rytoj, o rytoj jau buvo per vėlu. Tu galėjai paskambinti, bet to nepadarėjai. Tu galėjai pasakyti, Bet tylėjai, tu galėjai išgelbėti. bet bėgai. Aš prisimenu, kai mes labai stipriai mylėjom. Tikrai. Mes tiesiog nežinojom, kaip tą jausmą išreikšti. Jūs sakot, nenorėjom skaudinti, bet labiausiai skaudina tyla.
kai reikalingas žodis. Jūs laukiat geresnį momentą. Tas momentas praėjo. Praėjo kartu su žmogumi. Ne, aš sakiau nesakyk, palauk, kol būsi tikras, ramus, stiprus. Aš galvojau, kažkaip saugiau. Skaudina ne praeitis. Skaudina tai, ko jūs nepadarėte. Žodžiai, kurių neištarėte. Apsikabinimai, atsisveikinimo žodžiai, kurių nespėjote pasakyti. Mes bėgom nuo tavęs. Kiekvieną kartą, kai sustodom, tu ateidavai su vaizdais, nuo kurių degė krūtinė. Bet nuo manęs nereikia bėgti. Atsisėskime ir pagaliau pasikalbėkime. Pripažinkite savo. Taip, aš praleidau. Tik tada kažkas keis. Jei būtume anksčiau tavęs klausę, gal būtume mažiau švaistę laiko. Jūs rinkotės lengva dabar, vietoj teisinga dabar. Ačiū atmintie, tu padarai, ką galėjai. Atminties žodžiai liks šitam teisme. Teismas kviečia kitą liudytoją. Atidėliojimą. Na, sveiki. Jūs visada sakėt, kad aš esu problema. Bet aš buvau tiesiog jūsų mėgstamiausias patogumas. Padarysiu rytoj, padarysiu nuo pirmadienio. Ar mėgstamiausias? Nuo naujų metų. Aš buvau kiekviename šiame sakinyje. Ir pripažinkit, jūs tikrai mane mylėt. Rytoj. Visada rytoj. Atidėliojame, bet tu iš mūsų atimei metus. Visus pradėsiu ir vieną dieną viską pavertei vėliau, kol vėliau tam ko nieko. Ei! Niekša jūs! Niekada aš jūsų neverčiau. Aš tik siūliau. O jūs ką? Patys sutikot? Rytoj. Visada rytoj. Taip, aš buvau tas krėslas, kuriame labai patogu gulėti, svajoti ir nieką nepradėti. Viską dariau dėl tavęs. Sakiau, nesąmonė, nebūk juokingas, gyvenk realiai. Galvojau, kad tai mažina skausmą. Kiekvienas sprendimas atrodė kaip klaida. Kiekvienas bandymas buvo per rizikingas. Kiekviena pradžia buvo per vėlyva. Mes rinkomės ne pasirinkimą, o jo nebuvimą. Mes sakėm, kai turėsiu laiko, bet laikas buvo čia, mes tiesiog atsisakėm jį matyti. Mes įsimylėjom žodį rytoj, galvojom, kad tai mūsų viltis, o pasirodo, tai gražus miražas. Ei! Taigi aš paklojau jūsų baimę į lovą. Visa kita, jūs patys. Jūs sukūrė tobulą mechanizmą, žudyti savo svajonės taip lėtai, kad nepastebėjo, kad tavęs sustoja kvėpuoti. Ir tada sakot, laikas viską atnė. Ne, čia jūs laiku nepasinaudojo. Ačiū atidėliojame, gali sėstis. Kitas liudytojas svajonės. Mes bijojom svajoti, nes visi aplinkui sakė, nesąmonė, nebūk juokingas, gyvenk realiai. Ir mes visi to tikėjom. Bet palaukit, aš norėjau filmuoti, rašyti, keliauti, kurti, mylėti be instrukcijų, bet žmonės mane užtildė. Girdėdavau, ką kiti pasakys, ką žmonės pagalvos. O aš vis galvodavau, o kas jeigu nepavyks?
Galų gale tas klausimas visada nugalėdavo. O kas jeigu pavyks? Šitas klausimas tau niekada nekilo. Jūs visi iškeitėt mane į stabilumą, kuris buvo tik gražiai supakuota apatija. Bet aš norėjau viską pabandyti, išmokti, daug ką pamatyti ir patirti. Taigi tikrai kažkada tai padarysiu. Kažkada. Jūs tą žodį vartojat, kai nenorės pripažinti, kad niekada to nedarysit. Svajonės. Aš mačiau jas naktimis, žiūrinčius į lubas, o dar dažniau į ekraną. Ir jaučiau jų jausmą. Tai nebuvo depresija. Tai tiesiog buvo neįgyvendintos svajonės. Ar dar galime tave siekti? Ar dar turime teisę svajoti? Kol kamuoja taip. Bet kuo ilgiau lauksi, tuo daugiau jūs baimės užvaldys. Ačiū svajonėms, galite sėstis. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Mes kaltinamieji daug klydom, bet niekada nepabūdom ryte galvodami, šiandien nieko nenorim. Mes tiesiog jautėmės išsigandę. Gyvendami nuolatinėje baimėje mes savęs neapsaugojam, tik įkaliname save. Mes tiek kartų sakėm, kad nežinom, jo galvojam, kad niekada nesuprasim. Bet mes vis dar degame noru gyventi čia ir dabar. Mes norim pamatyti, kas bus, kai nebesislėpsime. Teismas skelbia pertrauką. Kiek sekundžių jūs šiandien iššvaistėt? Kiek kartų sakėt? Vėliau. Kol tas vėliau tampa niekada.
jums dar liko. Kai viskas nutyla, lieka tik tai, ką laikote savyje. Ne žodžiai, ne pasiteisinimai, o tai, ko niekada nepasakėt. Teismas tęsiasi ir dabar kviečiam, nuo ko jūs bėgote greičiausiai. Liudytojo meilė. Mane pakviesti. Kai jums baisu, visada mane pamiršta. Aš esu visose laiškuose, kuriuos rašėt ir ištrynė, visose pokalbiuose, kuriuos pradėjot mintise, bet taip ir niekada neperkėlėt į realybę. Aš mačiau šalia žmonių, kurie jums reiškia visą pasaulį. Ir galvoju, jei pasakysiu, sugriausiu. Ir tylėjot, ir praradot. Mes tikėjom, kad meilė kažkaip pati laikysis, kad jei tikra, ištvers viską, net ir tylą. Meilei reikia žodžių ir jausmų, be jų ji pradeda nykti. Tyla tarp dviejų žmonių, kurie turi ką pasakyti, yra pražūtis. Aš sakiau, nebūk silp. Nesakyk pirmas. Neduok tiek daug. Maniau, kad taip išgelbėsiu širdį. Tu ją paslėpei. Apsaugai nuo skausmo, bet ir nuo gyvenimo. Mes visada galvojom, gal aš trukdau? Gal aš nepakankamai gera? Gal jam visai nerūpi? Jūs niekada nesužinosit, ar rūpėjo, jei nesugebėsit paklausti. Dažnai skaudžiau neišgirsti ne, o visą gyvenimą nežinoti, koks tai būtų buvęs atsakymas. Aš šaukiau, bėk paskui ją. Eik pas jį, pasakyk. Bet jie klausė ne manęs, klausė baimės. Mes sakėm, dar bus laiko, dar kažkada susitiksim. O tu man šiandien pasakei, jog tinkama proga turi galiojimo laiką. Kiek jūsų sakėt, parašysi vėliau ir neparašėt? Kiek sakėt, prisipažinsiu kitą kartą ir to kitą kartą nebuvo? Po kelių metų žiūrite mane ir sakot, kaip greit viskas praėjo. Negreit. Tiesiog jūs visada laukiat lengvesnio momento. Laikas neužgesina meilės. Ją užmuša neištarti žodžiai. Ačiū, meilė. Tu pasakei tai, ko jo patys niekada neišdrįso. O dabar tas, kuris neleidžia jums matyti savęs be kaukės. Kviečiu liudytoją Ego. Nebešvytinki, gerai. Neturiu aš laiko jūs šitom nesąmonėm. Be manęs jūs būtumėt pilki. Aš tas, kuris sako, tu gali geriau, tu vertas daugiau, tu esi geresnis už visus kitus. Bet aš ir tas, kuris šnabžda, tu nieko vertas, tu atsilikus, visi kiti geresni. Tu mus privertei lygintis, nuolat. Mes matavom savo vertę kitų pasiekimais. Lyginimasis mano mėgstamiausias sportas. Pažiūrėk, kiek jis turi, pažiūrėk, kaip jie atrodo. O jūs, niekada gyvenime neleidau savo sakyti, kad su manimi yra viskas gerai. Tu mums žadėjai didybę, bet iš mūsų reikalavai kainos. Laiko, draugų, sveikatos, ramybės. Mes norėjom kurti, bet pradėjom kurti kaukės. Norėjom būti gyvi, bet tapom preke. Aš nesu visiškas blogis. Aš
tik padidinimo stiklas. Padidinu tai, kas jau yra jumise. Jeigu viduje tuštuma, padarysiu ją milžinišką. Ir jūs tiek laiko žiūrėjot, kas ką pasiekė, kad nepastebėjot, ko norit jūs. Ir sakėt, laikas viską sutvarkys. Ne laikas, o jūsų ego sugriaudavo tiltus. Ego užteks! Tu pasaky pakankamai, kad jie pamirštų, kaip skamba jų pačių balsas. Dabar išeik. Kai triukšmas baigėsi, lieka tik tai, nuo ko nebegalima pasislėpti. Teismas kviečia liudytoją tylą. Šito jūs bijot labiausiai. Ne manęs, ne laiko, ne mirties. Jūs bijot akimirkos, kai nebelieka jokių garsų ir pasigirsta vienintelis jūsų pačių balsas. Kai nebelieka triukšmo, muzikos ar ekrano, lieka tik jūs ir jūsų mintys. Tyla tai jūsų akistata su savimi. Būtent, kai tyli tu, visos mintis, kurios supasi galvoje, iškyla prieš akis ir pradeda kankinti. Aš bijau tavęs, nes tyloje matau save tikrą, be kaukių, nes tyloje nėra niekur, kur pasislėpti ir mane štai ir tai mane baugina. Tyloje esu priverstas galvoti, o tada mąstymas pažadina įvairius jausmus, o kai jos priimi, tik tada pradedi keistis. Aš abejoju kiekvienu žingsniu. Kai ateini tu, nebegaliu apsimesti, kad viskas gerai. Tada lieku visai viena ir suprantu, kad tai, ko troškau, nebuvo mano. Nepatogu tai suvokti. Jei būtume nuo tavęs nebėgę, gal jau senai būtume kitokie. O gal kaip tik tu esi mūsų didžiausias trikdis? Ne, aš nesu jūsų priešas. Aš esu vienintelė vieta, kurioje dar turit šansą išgirsti, kas jūs esate. Ir vieną dieną, kai nieko nebeliks, liksiu tik aš ir jūsų pačių balsas. Klausimas, ar jūs jį pažinsite? Dabar kalbėsiu ne kaip prokuroras, o kaip tas, kuris buvo su jumis nuo pirmų jūsų atodusių. Kai buvot vaikai, mane pamirždavot, nes gyvenat be rūpesčių. Kai tapat paaugliai, pradėjot mane skaičiuoti. Kontroliniai, egzaminai, iki kada turiu padaryti. Kai suaugot, pavedėt mane į pabaisą. Jei turėčiau daugiau laiko, jeigu laikas taip nespaustų. Bet aš mačiau jūs, pažadančius savo pradėti nuo rytojaus, atidėliojančius metus, tylinčius ten, kur reikėjo kalbėti, bėgančius nuo tylos, slenkančius per svetimus gyvenimus ekranuose. O jūs patys negyvenat. Jūs sakot, laiką žudot. Ne, jūs žudot savo laiką. Ar dar įmanoma, nežinau, atsiprašyti? Ko? Manęs? Aš tęsiu ir be jūsų. Atsiprašyti galite tik tų, kurios palikot laukti. Ir aišku, savęs, už praleistas progas. Mes esam žmonės, mes įsigastam, mes pavargstam ir mes bijom. Ir tai normalu. Tačiau nenormalu, kai bijodami liaujatės gyvenime. Aš mačiau, kaip skauda, kai krenta tie, kuriuos mylit. Aš norėjau sustoti. Negalėjau. Bet kartais surėtindavo akimirką, kad suspėjote pasakyti myliu. O jūs ir tada tylėjot.
Mes nežinom, ar verta keistis. O jeigu stengsimės visą likusį laiką, ar vis tiek nieko neišeis. Tai bent jau negyvensit klausinėdami, kas būtų, jeigu būčiau pabandęs. Dabartinis jūsų planas - nieko nedaryti ir tikėtis, kad kažkas pasikeis. Jūs patys matėt, kaip tai veikia. Bet mes vis dar norim keistis. Net jei bijom, net jei vėlu, net jei nusipelnėm šito teismo. Mes norim pamatyti, kas bus, jei bent kartą nebesislėpsim už rytoj. Jeigu būčiau norėjęs, kad neturėtumėte šansų pasitaisyti, jūs nebūtumėte čia. Tas faktas, kad stovite šiame teisme, rodo, kad dar ne viskas prarasta. Aš jūs visus tikrai myliu. Ir mylint žiūrėti, kaip kažkas pamažu save kankina, yra didžiausia kančia. Todėl ir esu toks piktas. Žmonija, jūs išklausėte atmintį, atidėliojimą, svajones, meilę, ego ir tylą. Išklausėte laiką. Ar prisipažįstate, kad išvaistėte tai, kas jums buvo dovanota? Aš sakiau, nesakyk, palauk, kol būsi tikras, ramus, stiprus. Meilė reikia žodžių ir jausmų. Jei būtume nuo jūsų nebėgę, gal jau senai būtume kitokie. Bet jūs sakėt, kad aš esu problema. Tai gal kaip tik jūs ir esat mūsų didžiausi trikdžiai. Mes daug ko nesupratom. Mes gyvenom, kaip mokėjom. Aš nesu grynas blogis. Aš tik padidinimo stiklas. Padidinu tai, kas jau yra jumise. Bet palaukit, aš troškau filmuoti, rašyti, keliauti, kurti, mylėti be instrukcijų. Pripažinkite savo, taip, aš praleidau. Tik tada kažkas keis. O aš visada vis savęs klausdavau, kas jeigu nepavyks? Sakiau, nesakyk. Tas Nuosprendis 100 dienų. 100 dienų gyventi taip, lyg kiekviena diena būtų paskutinė. 100 dienų sakyti taip, ką laikėte viduje metų metus. 100 dienų pradėti tai, kad įdėliojat visą savo gyvenimą. 100 dienų sustoti, pažiūrėti į tylą ir su ją susigyventi. Po 100 dienų grįšit čia ir tada nuosprendį pasakysit patys. Ne žodžiais, o tuo, kas per tą laiką pasikeitė. O aš esu ir būsiu. Aš ir toliau skubėsiu. Jei šiandien galėčiau kažką pakeisti. Nuo ko pradėčiau? Ko atsisakyčiau? Ko siekčiau? Ką daryčiau kitaip? Jei šiandien galėčiau kažką pakeisti. Nuo ko pradėčiau? Ko atsisakyčiau? Ką daryčiau kitaip? Ko siekčiau? Jei šiandien galėčiau kažką pakeisti. Nuo ko pradėčiau? Ko atsisakyčiau? Ką daryčiau kitaip? Ko siekčiau? Man visada būdavo smalsu. Aš vis galvodavau, kas bus rytoj, kas bus po metų, kas bus, kai būsiu 12-okas. Ir
Sėdėdavau ir įsivaizduodavau savo ateitį, kaip atrodys mano gyvenimas, kai užaugsiu. Ir štai aš užaugau. Ir užaugęs supratau, kad tai begalvodamas prašvesčiau labai daug laiko. Vietoj to, kad gyvenčiau šiandieną, aš dažniau galvodavau apie rytojų. Laikas bėgo, o aš vis galvojau, kas bus toliau. Troškimas man yra vidinė jėga, kuri mane veda į priekį. Noriu laisvai rinktis, drąsiai reikšti savo nuomonę ir gyventi taip, kaip noriu aš. Abejonė man nebėra pažįstamas jausmas. Vaikystėj sutinku. Gan dažnai turėdavau tokį jausmą, kartu su jaudinimusi, ir vis galvodavau, kaip tai panaikinti, kaip būti drąsiu. Galų gale, kai užaugau, natūraliai tai išnyko. Bet abejonė vis tiek visą laiką turėsi nors žiupsnelį prie savęs. Aš esu žmogus ir aš labai bijau dantistų. Dar žmonės bijo vorų, aukščio, lėktuvo skrydžio, šunų. Bet labai svarbu suprasti, kad žmogus, kuris nieko nebijo, tiesiog neegzistuoja. Ir baimė kažkada jis pasivis ir su juo kovoti vis tiek teks. Viltis man yra kažkas didingo. Kai atsikeli ryte ir tikėsi, gal šiandien bus lengviau. Kai eini į darbą ar į mokyklą ir viliesi, gal šiandien bus lengviau. Viltis yra su mumis ir ji nuolat kužda. Pabandyk dar kartą. Ir kartais tiek užtenka, kad nesustotų. Laikrodis nesustos. Pasirinkimas jūsų rankose. Ar stebėsite, kaip laikas bėga pro šalį, ar pagaliau pradėsite jo pasinaudoti ir gyventi čia ir dabar.